Sveiki! Trumpai ir aiškiai, kas buvo įdomiausia ir svarbiausia spalio sesijoje Europos parlamente. Žinote, ginčytis dėl žiniasklaidos laisvės yra tas pats, kaip bandyti paneigti, sakykime, Saulės įtaką planetai. Bet užtikrinti, kad žiniasklaidos laisvė būtų iš tiesų veikli, kad mes visi džiaugtumėmės tomis galimybėmis, kurias sukuria laisva atsakinga žiniasklaida, yra labai svarbu. Europos parlamentas apsisprendė dėl ištiso paketo, dėl stiprinant žiniasklaidos laisvę. Kas čia yra svarbiausia? Žinoma, kai kurios vyriausybės bando vienaip ar kitaip įtakoti. Mes tą žinome. Pavyzdžiui, siūlydamos finansinę paramą. Tai štai, jeigu imti visos valstybės skiriamą paramą visom žiniasklaidos priemonėm, nustatyta, kad 15% gali būti vienai žiniasklaidos priemoniai skiriama, kitaip sakant, išvengiama kažkokių tai favoritinių parėmimų ar įtakojimų, skiriant didesnę dalį finansinės paramos vienai ar keliom žiniasklaidos priemonėm. Yra tam tikra ir prievolė nustatyta žiniasklaidai atskleisti akcininkus arba nuosavybę. Aš manau, kad tai yra reikalinga. Tame nėra jokio, kaip sakyti, nusikaltimo ekonominio ar panašiai. Tai yra ir žinoma ir ekonominis vienetas žiniasklaidos priemonė, bet kuomet visuomenė apie tai žino, galbūt tai padeda susiorientuoti kai kada tam tikrose veiksmuose, kurios pavienės žiniasklaidos priemonės bando daryti. Svarbu tai, kad mes norime apsaugoti žiniasklaidą nuo šnipinėjimo. Žinote, dabar yra labai daug visokių aplikacijų, kurios arba seka, arba bando, reiškia, kontroliuoti vienaip ar kitaip išeinančius laiškus ir taip toliau. Kitaip tariant, jokio šnipinėjimo ir negalima daryti jokio spaudimo tokiu būdu žiniasklaidos priemonėms. Kągi, pabaigai pasiūlymas yra sudaryti Europos žiniasklaidos tarybą, prižiūrėti, kaip šis dokumentas arba dokumentų visuma veiks. Aš labai tikiuosi, kad tai tikrai sustiprins žiniasklaidos kokybę ir, žinoma, nepriklausomumą. Tai yra svarbu atvirai visuomeniai. Europos parlamentas, reaguodamas į augantį ekonominį šantažą, o tik priminsiu, kad Lietuva prieš porą metų susidūrė su būtent Kinijos ekonominiu šantažu, kada buvo uždarytos rinkos, kada buvo sukurtos papildomos reiškia, apsaugančios priemonės patekti mūsų prekiams į Kinijos rinką. Galų gale apsisprendėme pradėti dėrybas ir štai Europos parlamento dėrybinė pozicija yra aiški. Ką galima pasiūlyti, kuomet viena ar kita valstybė pradeda spausti, sakykime, ar ES vieną įmonę ar valstybę? Pirmiausia, apriboti tos valstybės prieigą prie Europos viešųjų pirkimų rinkos. Apriboti prieigą prie intelektinės nuosavybės arba investicijų. Ir kitokios priemonės numatytos. Kitaip sakant, jeigu norime, mes galime užkardinti ir atsakyti į ekonominį šantažą, kurio dėja pasireiškimų nemažėja. Na, aš sakyčiau, ilgai laukime šito teisės akto, galiausiai mes apsisprendėme, apie jį aš esu kalbėjęs ir anksčiau. Labai tikiuosi, kad galutinis susitarimas leis padaryti šitą priemonę pakankamai veiksmingą prieš būtent tuos, kurie bando naudotis ekonominio šantažo priemonę. Kągi, šios sesijos metu kalbėjau 3 klausimais sesijos plenarinėje sesijoje, tai dėl situacijos Kalnų Karabache, dėl Moldovos dėrybų su ES ir apskritai prisijungimo prie ES ir dėl situacijos Afganistane. Sesijos metu turėjau labai puikią lankytojų grupę iš Lietuvos. Šį kartą tarp lankytojų buvo didelė dalis gyvūnų gerovės atstovų, aktyvistų, kurie turi štai prieglaudas ir apskritai dirba šitoje srityje. Tai, žinoma, sutapo ir su gyvūnų gerovės diena. Aš dar kartą sveikinu visus tuos, kurie iš tikrųjų savo aktyvių darbų prisideda prie gyvūnų gerovės. Buvo dalis tų, kurie dirba ir socialinės paramos srityje aktyvistai, buvo ir ugniagesiai, ir tie, kurie remia Ukrainą aktyvistai iš Klaipėdos. Puikiai grupė, aš tikiuosi ir jiems patiko ši kelionė, geri įspūdžiai leis susikaupti tolimesniems geriams darbams. Kągi, spalis prasideda, darbai tęsiasi, susitiksime kitą kartą. Iki.